dalis žmonių, net ir turėdami normalius santykius, bet dažniausiai tos žmonių grupės neturi tų normalių santykių. Bet pažiūrėkim per rizikos grupes statistiškai. Tai yra žmonės, kaip ir minėjau, infantilai, narcizai, pavyduoliai, abuseriai. Tai yra žmonės, pas kuriuos yra asmenybės deformacijos. Savivertė yra labai svarbus priešnuodis. Palaikyti tonusą poroj, kad kitas netektų mums pagarbos. Ir savivertei žmogus jisai nekelia sau uodegos, nes labai žemoj savivertei, ypatingai vyrai, savo plunksneles pasikedena ir pakelia į viršų visą tą kuodą ir uodegą, turėdami pripažinimo faktus iš kitų moterų. Tai dabar, tai pirmas momentas yra deformuotos asmenybės su arba labai prasta savivertė. Nemeilė sau. Toliau kitas momentas yra žmonės linkę būti neištikimi, nes aplinka, tėvai, draugai, kultūra rodo, kad tai yra normalu. Nes kai kuriuose kultūrose neištikimybė iš viso nėra problema. Plius, sovietiniais laikais, kodėl buvo toks gajus neištikimybės meilužių kultas? Todėl, kad žmonės darė šeimas vardan šeimos, o jausmus turėdavo paprastai atskirai. Su neištikimybė yra taip, vat su rizikos grupe. Jeigu su meilė draugauja su labai keista publika, kurioje yra labai daug neištikimybės istorijų, meilužių ten, bardakas toksai, prasme, pavyzdžiui, jūsų žmona bendrauja su tokiom bagyrom, taip, fifom, kurios naudojasi vyrais ir jos eksploatuoja. Tai yra rizikos grupė, nes mes renkamės draugus pagal plunksnuotumą. Čia man skambina prieš porą dienų mano mokinė, išsigandus. Sako, susipažinau su tokiu fainu vyru ir išaiškėjo, kad jo draugai, pagrindinė draugų pora yra svingeriai. Aš taip išsigandau. Tai va. Tai yra geltona vėliava didžiulė. Reikia tikrintis, žiūrėti. Nes tas vyras paaiškino, kad tai jisai pabandė tai. Bet kokie plakatai yra, kas yra iš tikro, jeigu norės, moteris įsiaiškins vėliau, nes praktika parodys. Todėl labai svarbu, koks yra žmogaus požiūris į neištikimybę ir ką mano jo aplinka. Nes vyrukas, kurio tėvas ėjo į kairę, tai yra labai dažnas atvejis, kai pas mane vyrai ateina, kurių tėvai tai darė labai audringai. Labai audringai. Aišku, yra kitas momentas tai, kad iš principo mes esame linkę neištikimybės, nes esame žmonės. Ir pagal apklausą psichologinę, apie 70% vyrų ir moterų, ten biškai skirtingas procentas yra, eitų na lievą, taip sakoma, turėtų meilužius, jeigu apie tai nesužinotų antra pusė. Rizikos grupiai priklauso, aišku, žmonės, kurie yra poroj su pašlijusiais santykiais. Ir kai yra pašliję santykiai, kaip ir kalbėjau, yra žemas pasitenkinimas tokiais santykiais. Ir kai mes nagrinėjam, kas įvyko su neištikimybė, paprastai, pavyzdžiui, kreipiasi pas mane vyras, pagavo moterį susirašinėjančią. Jau romansus, kaip sakoma, varančią, bet ten iš principo dar nieko nebuvo, bet jau prasidėjo. Kas nutinka? Moteris yra santykiuose ir neužtenka emocinio artumo, margumo santykiuose. Jinai
a, pradeda svajoti, kad ją laimingesnę galbūt padarytų santykis su kitu vyru. Ir kai moteris labai arba vyras labai daug apie tai galvoja, jis peršoka prie sekančio etapo, kuris vadinasi, aš pradedu svajoti apie tokius variantus. Ir tada jau po svajonės, nes aš save programuoju, kad aš būsiu laimingas tik tai tada, kada aš būsiu kitame santykėje. Ir va taip prisisvajoja ir tada ir atsiranda proga, nueina. Problema yra tame, kad mes savo laimingumo problemą dažnai sprendžiame santykių laimę. Ir nepaisant to, kad santykiai turi būti harmoningi, bet labai bandyti būti laimingais ir melžti santykius labai nesigaus. Tas neįmanoma padaryti. Ir dažnai žmonės yra rizikos grupiai, kurie svajoja, kad yra toks žmogus, kuris padarys jį pilnai laimingu. Pavyzdžiui, yra kita grupė, pavyzdžiui, vyrų, ir tai yra daugelis mūsų. Daugelis vyrų turi porose sekso mažiau, negu norėtų. Nes moterim reikia šiek tiek mažiau. Ir va tas nedaturėjimas sekso, jisai ką padaro vyrui? Vyras svajoja, jeigu aš turėsiu seksą pakankamai, aš būsiu laimingas. Ir jeigu vyras užsivelia savo vidiniam žaidime, savo vidiniai svajoniai, nes pakankamai sekso tik tai vyras gauna, išaiškėja, kad ten nieko nėra. Bet problema yra tame, kad dalis vyrų yra alkani seksui, ne tik dėl to, kad emocinės problemos poroj. Ir todėl yra fizinio artumo problemos. Bet ir šiaip norisi daugiau. Toliau ta svajonė apie tai, kad daugiau sekso padarys mane laimingu. Nu ir bandom korporatyvuose, pasimatymus, Tinderius įsirašinėja vyrai. Ir bando tą seksą dagauti, taip? Nelietuviškas žodis, tai jeigu yra gramą nacių, tai nepykit. Labai smarkiai nemuškit. Tai supratot, tai rizikos grupės yra va šitos su tokiais va užsisukimais.